Turime 21 amžių, gyvenam globalizacijos laikais, naujųjų technologijų laikais ir įdomu išgirsti, koks yra tas šiuolaikinis mokytojas, ar ne? Nes vieni mokytojai prisimenam galbūt iš istorijos vadovėlių tų pačių, kiti turim artimųjų arba labai daug artimųjų mokytojų ir šeimos narių. Tad šiuolaikinis mokytojas, koks jis yra ir projekto kūrybinių partnerysčių atstovė Ieva Kazlauskienė. Sveiki visi. Visų pirma, tai norėčiau pasveikinti su šitą gražią mokytojo dieną. Ir esu labai dėkinga gerbiamam Vytautui už tokią gražią įžangą, už tai, kad tai yra tiesiog tai, ką aš kalbėsiu, tai bus kaip ir pratęsimas ir toks labiau praktinis požiūris į tai, ką kalbėjo. Ir noriu pasakyti, kad kūrybinių partnerysčių projektas tai yra jau 4 metus Lietuvoje vykstantis nacionalinio lygmens projektas. Jisai jau įvyko beveik 140 mokyklų dalyvavo projekte, beveik 6,5 tūkstančio jaunuolių dalyvavo ir virš 1000 mokytojų. Tai yra toks gana didelis visą Lietuvą apriepiantis projektas. Ir ką mes norime jame padaryti, tai iš esmės kūrybinių partnerysčių projektas siekia ugdyti kūrybiškumą, kas yra ypatingai svarbu ir tikriausiai vargu, ar nors vienas iš jūsų jau įsivaizduoja tą tokį 19 amžiaus mokytoją, kuris stovi prieš klasę, mokiniai sėdi tvarkingai suoluose, pakelia rankas, kai nori kažką pasakyti. Gali kalbėti tik tada, kai jų yra paklausama, netriukšmauti, neklausinėti be reikalo ir nejudėti ir taip toliau. Tai šitas projektas iš esmės yra tam, kad išlaisvinti tą vaiko asmenybę, kuris šiais laikais yra visai kitoks, jo reikalavimai yra visai kitokie. Galėčiau pasakyti, kad man šitas projektas yra labai svarbus ir asmeniškai, nes, pavyzdžiui, šiais metais mano dukra baigė mokyklą ir aš puikiai mačiau, kiek jinai turėjo priešų, koks yra jinai jaunas žmogus. Mes turėjom daugybę diskusijų apie tai, kaip jinai jaučiasi, ko jinai nori, ko jinai tikisi iš mokytojo. Ir aš supratau, kad tai visiškai skiriasi nuo to, kaip aš mačiau savo mokytojus. Jie nori būti pastebėti, išsakyti savo nuomonę, gerbiami ir taip toliau. Tai iš esmės kūrybinių partnerysčių projektas yra skirtas tam, kad kad mokykla taptų atvira, kad vyktų bendradarbiavimas tarp kūrėjų ir mokytojų. Tai trumpai pristatant projektą, tai yra keletas tokių veiklų vykdoma, keletas vaidmenų yra. Tai projekto metu į mokyklą atvyksta kūrybinis agentas ir kuriantis praktikas, kurie yra žmonės iš šalies. Ir jie pabando pažiūrėti į mokykloje vykstančius procesus iš šono ir bandyti kartu su mokytoju pažiūrėti į vykstančius procesus kūrybiškai, ugdant kūrybiškumą, bandant padaryti taip, kad mokymas taptų įdomius, motyvuojantis, įtraukiantis ir kad vaikai dalyvautų jame ir kad jie jaustųsi įgalinti, visi gabūs ir taip toliau. Kas yra svarbu mūsų projekte, mes labai visada akcentuojam, kad yra labai svarbu, kad mokytojas pastebėtų kiekvieną vaiką, kad nebūtų išskiriamas tas, kuris ypatingai gabus, arba tas, kuris ten, sakysim, laikomas ten specialiųjų poreikių ar taip toliau. Tai mūsų projekte yra tokia nuostata, kad kiekvienas yra kūrybiškas, kiekvienas galintis, kiekvienas yra kūrėjas ir kiekvienas savo sugebėjimų ir suvokimo lygmenį yra unikalus ir ypatingas. Tai praeitais metais projektas išleido tokį manifestą už kūrybišką mokyklą, kuris kaip praktiškai tapo tokia kaip mūsų konstitucija ir tokie 8 pagrindiniai dalykai, ko mes siekiam, kad mokykloje vyktų ir kad koks mokytojas jame būtų. Tai būtų pirma, tai pastebėti asmenybę, antra, legalizuoti jausmus, trečia, laukti klausimų, būti atviriem klausimam, išlaisvinti smalsumą, kurti pažinimo erdves, mokytis visų kūnų, bandyti suklysti ir apmastyti ir keistis kartu. Tai yra tokie gana dideli iššūkiai dažnai mokyklose, nes kas labai įdomu, ką mes radome darydami tyrimus, jau baigė 3 metus projekto įgyvendinimo,
Šiuo metu kaip tik gauname išorinių tyrimų ataskaitas, kurias daro nepriklausomi tyrėjai ir yra tokių labai įdomių dalykų pastebėjom. Pavyzdžiui, tai, kad tyrėjai netgi nesugebėjo išskirti mokytojų pagal savybės, nes mokytojai yra tiek vienodi Lietuvos mokyklose, kad net nebuvo jokių statistiškai reikšmingų požymių juos skirstyti pagal kokios nors savybės. Ir tai kelia tam tikrą nerimą, nes vaikai yra labai skirtingi. Tuo tarpu mokytojai yra, taip vidutinis statistinis Lietuvos mokytojas yra maždaug apie 50 metų amžiaus. Jis yra labai pareigingas, kruopštus, atidus ir taip toliau. Kai tuo tarpu tyrėjų duomenimis labai įdomu, pavyzdžiui, mokytojo kūrybiškumas daro teigiamą įtaką mokymosi procesui, mokymosi motyvacijai ir taip toliau, tai tuo tarpu kruopštumas daro neigiamą įtaką. Ta prasme, kuo mokytojas yra pareigingesnis ir kruopštesnis ir punktualesnis, tuo yra didesnė neigiama ta pusė ir tai buvo labai įdomu, nes iš esmės tai kaip ir tokios geros savybės, bet ugdant mokinius tai pasirodė kaip minusas. Tai mūsų projektas tuo tarpu siūlo tam tikrą modelį, kur atvažiuoja kūrėjas ir jisai dalyvaudamas kartu su mokytoju kuria iš esmės naują požiūrį į procesą. Dar kas įdomu, tai skatinama dalyvauti visa mokyklos bendruomenė ir čia gavome visai praktiškai mano tiesiog juodraštiniai variantai tyrimo, kur tyrėjai pastebėjo, kad dalyvaujant kūrybinių partnerysčių projekte iš esmės keičiasi santykiai mokyklos bendruomenėje ir keičiasi į tą gerąją pusę, nes pavyzdžiui, mokytojo vaidmuo diskusijoje keičiasi į pagalbininką, pašnekovą, o ne į tą visažinį neklystantį žmogų, kuris stovi prieš auditoriją, bijo suklyst, bijo nusišnekėti, bijo pritaikyti netinkamas priemonės ir taip toliau. Dar vienas labai svarbus dalykas, apie ką mes kalbam nuolat projekte, kad turi atsirasti vidinė motyvacija mokytis, o ne kažkokia formali arba dėl pažymių ir taip toliau. Ir tas labai įdomu, kad kuo ilgiau mokykla ir mokytojas dalyvauja projekte, tuo jis turi didesnę vidinę motyvaciją keistis, daryti pokyčius. Dar vienas dalykas, kas yra labai svarbu, kad mokytojai, net iš jų citatų, tai matosi, kai jie teikia mums tokį atgalinį ryšį. Įdomiausia citata tai yra tokia, kad aš pradėjau matyti mokinius. Tai mums tai yra didžiulis pasiekimas kaip projekto komandai, mes laikom tai didelė sėkme projekto, nes mokytojai kalba apie tai, kad anksčiau jie norėjo, kad mokiniai išlaikytų, pavyzdžiui, gerai egzaminus arba būtų įvertinti gerai per įskaitas. Tai šiandien jie sako, kad mes matom tuos vaikus ypatingus, kitokius, įdomius. Dar, pavyzdžiui, toks dalykas, kaip mokytojas pakeičia savo rolę iš to visažinio į tokį bendradarbiaujantį ir draugišką. Tai, pavyzdžiui, tokie dalykai, kaip ten, sakysim, mokiniai labai dažnai pyksta, kad, pavyzdžiui, mokytojas kalba pakeltų balsu, tai išnyksta, nes iš esmės gaunasi taip, kad jeigu tu pratybose ką tik su mokiniu kartu vaidinai spektaklyje, tai tu sekančią dieną, būdamas pamokoje, stovėdamas prieš tą mokinį, ten tiesiog negali ant jo rėkti, nes tai yra visiškai absurdas, nes tu vakar su juo sėdėjai ir kartu vaidinai, jūs buvot kolegos ir šiandien ant jo šaukti kažkaip tai net kvaila pasidaro. Tai tokie pokyčiai vyksta mokykloje ir kas dar pastebima, kad vyksta giluminiai pokyčiai mokyklos bendruomenėje. Labai dažnai mokytojai yra, jie praeina visą tą pokyčių fazę, visas pokyčių fazes, kuri viena iš jų yra didžiulė atmetimo reakcija, didžiulis nesaugumo jausmas, kaip aš būsiu įvertintas darydamas kažkokias tai veiklas kitaip. Ir ką mes, vienas iš paskutinių tyrimų pristatytas, kad pavyzdžiui mokytojai visiškai nesieja bendrojo ugdymo programų su mokymo procesu ir tai mums pasirodė, iš esmės, kažkoks tai akibrokštas už tai, kad mes bandėm perskaityti bendrojo ugdymo programas, kurios iš esmės ir parašytos, kad kaip ugdyti kūrybingą asmenybę, kaip kūrybiškai daryti mokymąsi, taip toliau. Tai tuo tarpu dauguma mokytojų mokymosi programą sieja tik su vadovėliu, kas iš tikrųjų labai gaila,
nes jie sako, kad bendrojo ugdymo programos yra per daug abstrakčios, nepaaiškinančios, kaip daryti, jie bijo suklysti ir dar kitas dalykas, bet kuriuo atveju vertinama yra mokinio pasiekimai, o jokių būdų nėra vertinama mokinio kūrybiškumas, jo gebėjimas įsitraukti ir taip toliau. Dar vienas gal toks dalykas, kas yra labai svarbus projekte, tai ir ko mes tikrai galim didžiuotis, kad projekto metu didžiausią sėkmę patyrė atokiausios, mažiausios mokyklos esančios regionuose ir taip pat patį didžiausią poveikį projektas padarė vaikam, kurie buvo laikomi, kaip ir tokie iškrentantis iš sistemos, nedalyvaujantis pamokose, nemotyvuoti mokytis ir taip toliau. Kaip pavyzdį iliustruoti galima būtų, kad, sakysim, įvykęs projektas, kur problema buvo triukšmas klasėje, kad vaikai vienas kito, neįmanoma vesti pamokos, nes triukšmas yra toks, kad tiesiog, ten neįmanoma išdėsti dalyko. Ir vienas iš kūrenčių praktikų pasiūlė tiesiog padaryti tai visai kitų būdų. Tai yra, jie padarė spektaklį su perkusiniais instrumentais, kur triukšmas buvo paverstas į tokį performansą. Ir ko pasiekoje, iš tikrųjų, ta klasė tiesiog pradėjo suprasti, ką reiškia tas triukšmas ir pradėjo vieni kitų klausyti. Tai, man rodo, kad jau mano 10 minučių baigėsi, bet iš tiesų apie projektą galima būtų kalbėti čia be sustojimo. Ir visą 1,5 valandos. Tai jeigu turėsit klausimų, lauks. Aš turėčiau vieną klausimą, užsirašiau vieną frazę paminėtą - legalizuoti jausmus. Kyla natūralus klausimas, tai ar mokytojas negali jausti, ar negali to parodyti, ar mokinys čia negali jausti. Kaip ten yra toje šiuolaikinėje mokykloje? Iš tiesų, šiandieninėje Lietuvos mokykloje mes ką pastebim, kad mokytojai labai bijo jausti, nes jie bijo suklysti ir tas suklydimas yra netoleruojamas. Tai projekto metu bandome parodyti, kad suklysti yra labai žmogiška, jausti yra žmogiška ir tai yra, ne vieną kartą yra paminėta, kad ir arba, pavyzdžiui, suprasti mokinio jausmus, ką mokytojai iš tikrųjų labai sunkiai perpranta, pavyzdžiui, jeigu ten apie tą triukšmingumą arba sakysime, apie tai, kad mokinys visai kitaip supranta mokymasi, tai mokytojams dažnai labai reikia apie tai per save išgyventi ir suvokti, kad mokinys gali būti kitoks ir jis gali jausti kitaip. Supratau. Ačiū, dėkojom.